Turi parūkėt. Nerūkau. O jei surasiu? Vaikė, su tavimi viskas normaliai. Tu ką čia problemų ieškai? Aš turiu tam brolį vyresnį. Pakviesiu tai. Kviesk. Juozai! Nusakiaugi mane Juozu nevadint. Rajone pažįsta kaip kozeriai. Karoče, nesupratau. Ką tu prie mano broliuko lendi? Tai kontroliuok savo vaiką. Tai ką jis padarė? Tai tu argumentuok, tu nemanyk, kad aš čia toks kvaiša. Aš normalus, aš viską suprantu, argumentuok man. Jis paprašė parūkėti. Tai tu ką rūkai, ateini čia pasakiau? Rūkysis man dar. Sveikas, karoče, pacanai ir mergos. Mano vardas, karoče, Jopta. Koks Jopta, kozeris gi. Karoče, aš kozeris. Ir šiandien aš jums, karoče, pasakysiu, kaip reikia atskirti rimtus kentus, tokius kaip aš, karoče. Nu, nerimtų tokių kaip, nu, mano broliuks, karoče. Karoče, dabar pastebėjau, kad rimtai yra daug tokių, nu, prisižiūriu ten serialą apie, ten, bachūrus kažkokius ten, arba prisižiūriu ten į brolį savo, kaip mano ten. Ir karoče, užsideda, mamos prašo, nupirk man sportinį kostiumą, nupirk. O po to, kaip jums tikėti, tokie vaikšto po rajoną, karoče, visus čia nori pagazinti, ar ką, nesuprantu. Nu, karoče, ir rimtai sunku tada darosi tokiems rimtiems kentams kaip aš. O tarkai, buvo čia užvakar, ėjau rajone čia, karoče, nu einu, toks mažvikis ateina, man sako, ateini čia. Nu ką aš kaip lisas, nu ateisiu aš prie jo, aš ateinu. O jis man, karoče, sako, ko tu čia po rajoną mano vaikštai? Čia, aš sakau, čia mano rajonas. O jis man, ne, čia mano rajonas, aš čia, karoče, verchas. Tai jau visi žino, kad kozeris čia verchas. O jis man sako, tai patoj gausi. Aš jam sakau, tai tu gausi. Tai jis, karoče, čia pasiruošęs toks mušt. Nu, aš nukanšę kaip duchas. Nu, paėmiau, tai kumščiu, taip noriu iš kairė, kokie kairės iš dešinės, duot noriu, karoče. O jau matau, nuo 10 metrų atbėgęs su mobilka, tipo, broli padėk. Nu, karoče, o ką man daryt? Aš, karoče, rūki v briukį ir davai. Nu, ką žinau ten, koks brolis ateis, o jeigu ten kačioks toks, nu ką aš padarysiu, nu, rims, be nieko nebuvo, be bratvos, be visokio, nu, gerai. Nu, ir ką daryt tada? Nu, nesuprantu. Nu ką, aš nenoriu pasakyti, kad aš ten bailys ar ką, nu, bet ką žinau, jeigu ten su bratva ateis, aš be bratvos čia išėjau, čia laukan, čia pasivaikščioti savo, ten alos atsigert, ten sienkių pavalgyti, nu tai ką, o jeigu ateistų, nu ką aš dabar po to, kaip aš po rajoną vaikščiosiu su figalais. Nu ir karoče, nu, aš dingau. Nu karoče, dabar jums papasakosiu, kaip galima atskirti, nu, rimtų kentų, nu, tokių mažvikių arba net, nu, ne mažvikių gal, ten, ir vyresnių, bet vis tiek, nerimtų kentų. Tai tikras rimtas kentas, karoče, niekada jis toks nebus, ateini čia, ten, nu, tai be priežasties, nu. Rimtas kentas, karoče, jis ir padės, jei reikia, nu, jūs suprantat, nu. Tai, karoče, tokia pat situacija ir, čia su mano broliuksu buvo. Nu, ir, karoče, ateina pas mane broliukas, sako, karoče, prisipiso prie jo ten stutelę. Nu, ką aš darysiu, nu, tai eisiu, pasikalbėsiu ten. Nu, ateinu, žiūriu, kažkoks čia stovi nevykėlis. Nu, tai aš man sutvarkyti porą sekundžių, bet jeigu mano brolis pats kaltas, tai ką aš dabar jį mušiu, nu, tai nesąmonė kažkokia, nu, sakau, rimtikiem tai taip nedaro. O šitie visi mažvikiai už savo bazarą neatsako. Nu, tai karoče, viso šito mano pasakymo tikslas buvo tam, kad jūs suprastumėte. Rimtais kentais tikrai taip lengvai netapsit. Reikia užtarnauti šitą autoritetą, kad pacanai uvažali, karoče. Neužtenka, karoče, to, kad tik toks prikydas būtų ir tu, tipo, taip, ateini čia, nesupratau, tipo, tokios frazės, nu, tai, nesąmonė. Karoče, jei jums patiko šitas video, jūs spaudžiat like, komentuokite ir prenumeruokitės ir Lifenė kanalą. Supratot? Supratot? Na, gerai. Nu tai, karoče, jeigu po šitų video aš rasiu 100 like, tai, karoče, atsiras nauja laida su manim. Su kozeriu, Jopta.